Sveiki visi ir čia bus mūsų paskutinis podcastas apie klimato kaitą ir jos prevenciją bei jos pasekmes. Tai šiame epizode mes kalbėsime apie tai, kodėl klimato kaita iš tikrųjų yra labai blogai mūsų visuomeniai ir šiek tiek apibendrinsim maždaug viską, ką mes kalbėjome prieš tai buvusiuose epizoduose. Ir dabar pakalbėsime apie tai, kodėl klimato kaita negatyviai įtakoja mūsų gyvenimą. Taigi visų pirma, turbūt daugam girdėtas dalykas, kad šylantis klimatas paveikia mūsų ledynus ir jie tirpsta, kas iš tikrųjų galbūt neatrodo jau taip blogai, bet visų pirma, tai labai kyla jūros lygis, kas reiškia, kad kai kurios salos bus apsemtos. Ir tai bus labai sunku žmonėm, jie negalės vykdyti savo kasdieninių darbų ar panašiai, arba gal net turės iš tikrųjų išvažiuoti iš savo šalies. Taip pat ledynai iš tikrųjų atspindi didelę dalį saulės spinduliuotės, dėl to jie yra naudingi mūsų žemei, nes ta spinduliuotė yra kaip atspindima nuo mūsų žemės ir todėl taip nekaista mūsų atmosfera. Taip pat... Tiek yra gyvūnai, kurie gyvena tenais, kad ir tam tose ledynuose ir jie kaip ir praranda, ta prasme, savo gyvenamąją vietą, tai dėl to kaip ir mažėja mūsų, ta prasme, gyvūnų kaip ir rūšių skaičius, kas irgi yra blogai. Taip pat, jeigu tarkim, salos arba, ta prasme, gyvenamosios vietos yra apimamos, tai reiškia, kad gyventojai yra priversti iš tenais migruoti ir kažkur tais perskelti, kas sukelia didžiulės krizes bei problemas kitoms kaip ir valstybėms, nes aš nežinau, kiek iš mūsų dar tai prisimena, bet prieš karą Ukrainoje tai viena iš aktualiausių temų ir krizė, apie kurią buvo kalbama visą laiką, buvo ten pabėgėlių krizė. Ir tiesiog žmonės iš tikrųjų nežinojo, kaip spręsti šią problemą. Ten prie valstybės sienų buvo ten pabėgėlių stovyklos, ten kur gyvena vaikai ir, ta prasme, valdžia nežinojo, kaip tai reaguoti ir patys... Ir patys piliečiai buvo susiskaldę, kai kurie sakė, kad juos reikia priimti, nes tai yra humaniška, kiti sakė, kad jų nereikia priimti, nes tai kaip ir yra mums kaip ir papildoma našta, kas yra tikrai žiaurus požiūris, aš manau, bet kai kurie žmonės tokį požiūrį turi, tai kaip ir sukeltų tiesiog dar daugiau diskusijų, dar daugiau kaip ir skilimo ir nuomonių išsiskirimo mūsų visuomeniai ir tiesiog būtų dar viena krizė. Taip, ir žmonės iš tikrųjų migruoja ne tik dėl potvinių, bet ir iš tikrųjų ir dėl didžiulių sausrų, nes tai labai paveikia agrikultūrą visą ir tiesiog sudaro maisto trūkumą. Taip pat dėl, ypatingai Amerikoje arba Australijai, tai dėl didžiulių gaisrų, kurie blogai veikia tiek žmonės, tiek gyvūnus, tiek augalus tenai. Taip pat Amerikoje labai būdinga tai yra visokie ekstremalūs oro įvykiai, ten visokie tornadai ir panašiai, dėl kurių žmonės irgi yra priversti emigruoti ir tiesiog kartais neranda vietos tiesiog kitose šalyse ar ir savo šalyje. Taip pat dar šiaip pats pati klimato kaita, jinai yra rizikinga žmogaus sveikatai, ne tik ten augalams ir gyvūnams. Pavyzdžiui, tokios ligos kaip maliarija ir karštligė, jos yra greičiau platinamos ir greičiau jomis užsikrečiama dėl aukštesnės temperatūros. Taip pat pati oro tarša, jinai kaip sukelia kvėpavimo takų ligas ir taip pat yra didelis procentas pasireiškiančių mirčių nuo paūmėjančios kaip taršos, nes žmonės, kurie serga įgimtomis kvėpavimo takų ligomis, jie jaučia tą klimato kaitą ir tai padaro dar didesnę riziką jų sveikatai. Klimato kaita taip pat paveikia vandenynus, jie šyla ir kartu taip pat
tampa rūgštingesni, kas labai pakeičia, kas labai neigiamai paveikia visus gyvūnus ir augaliją tenai, kas taip pat paveikia ir CO2 lygius mūsų atmosferoje, dėl to, kad iš tikrųjų vandenynas sugeria labai didelę dalį CO2 ir taip pat visi augalai ir visokie planktonai ir kiti gyvūnėliai taip pat CO2 kaip... Kiti gyvūnėliai taip pat CO2. Ne, augalai. Taip. Augalai. Tai ką norėjau pasakyti, kad tie augalija sugeria, žodžiu, CO2. Taip pat tas padės CO2 kiekis vandenyje, jis kaip apželdina vandenis. Ir nes labai daug žinome, kad padėjo CO2 koncentracija atmosferoje, taip pat padėjo ir vandenynuose, ir vandenyse, tiek ežeruose, tiek upėse, nes vanduo šiaip jisai labai gerai kaip sugeria tą CO2 kaip koncentraciją atmosferoje. Ir taip pat, kadangi patys augalai, jie, kaip žinome, daro fotosintezę. Ir taip pat ir tas CO2, jisai per fotosintezę yra panaudojamas ir kuo daugiau CO2 vandenyje, tuo daugiau priauga augalų ir taip yra žymiai sunkiau išgyventi žuvims, nes labai sumažėja deguonies kiekis vandenyje, tai iš tikrųjų ir sukelia, kaip padidina žuvų mirtingumą. Tai mums jau kaip yra metas užbaigti šį podcast ir biškelį reflektuoti apie tai, ką mes kalbėjome. Tai visų pirma, mes kalbėjome apie tai, kas yra klimato kaita. Taip. Ir aptarėm šitą mūsų klausimyną, kokie buvo atsakymai, kaip ačiū Dievui, kad žmonės tiki klimato kaita, kad dauguma nusprendė, kad nepakankamai yra daroma dėl klimato kaitos ir panašiai. Ir kalbėjom, kad labai neigiamai apie ją yra nuolat pasakoma, dėl to galbūt žmonės per mažai daro dėl jos. Ir taip pat mes kalbėjome apie tai, kaip žmonės, ar jie geba įsivertinti savo žinias apie klimato kaitą, ar jie yra linkę tikėti, kad ta prasme, kad jie gali kažką pakeisti, ar jie yra patys linkę imtis kažkokių priemonių, norint kažkaip sumažinti klimato kaitą. Taip pat mes kalbėjome apie tai, kaip galima ir kokios yra tos priemonės, kurios kaip ir padeda mažinti efektą, kurį mes jaučiame. Taip pat mes kalbėjome apie tai, kodėl klimato kaita yra didžiulė problema ir apie neigiamas pusės, kaip ten pavyzdžiui priverstinė migracija, ta prasme gyvūnų rūšių ten praradimas, gamtos jūros praradimas, lygio kilimas. Tas irgi. Taip pat mes kalbėjome... Dar pridėsiu ekstremalus visokie oro pakeitimai ir ten visokie uraganai ir tsunamiai ir visokie, žodžiu, taip, žemės drebėjimai, tada ekstremalios kaitros ir sausros, kurios labai pakenkia, ir taip pat potviniai. Aišku, irgi, kur žmonės tada praranda savo namus ir galbūt agrikultūrą ten kažkokius. Taip pat mes šnekėjom apie sprendimus, kad vieni iš geriausių sprendimų kontroliuoti klimato kaitą yra naudoti tvarią energiją, tai iš saulės energiją arba vėjo jėgainės arba vandens energiją, taip pat važinėti su elektra varomais automobiliais. Ir vienas iš būdų žmonės skatinti tai daryti, tai yra arba važinėti visuomeniniu transportu, tai galima paskatinti žmonės kaip pakeičiant ir pagerinant infrastruktūrą, to kaip viešojo transporto, ir tai galėtų kaip tik irgi mažinti CO2 išmetamąsias dujas. O kaip jūs pabaigai, aš pagalvojau, kaip jūs manot,
koksai dalykas labiausiai padėtų išvengti klimato kaitos iš tų, kuriuos mes aptarėm? Nu, čia toks sunkus klausimas. Aš manau, kad gal nėra vieno dalyko, gal tai susideda iš daug žmonių, žinai, pastangų. Ir vat, vienas iš jų, aš manau, tikrai yra transporto išsprendimas. Ar tai būtų viešas transportas, tai būtų kažkokios kitokios transporto sritys ar kažkoks būdas, kaip keliauti. Taip pat, aišku, šitą... Rūšiavimo konteinerių. Jo, ir ką turėjau omeny, tai renewable energy. Atsinaujinanti šaltinį energiją. Aš manau, kad didžiausią efektą padarytų, jeigu korporacijos pradėtų prisimti atsakomybę ir pradėtų, ta prasme, iš tikrųjų savo produkciją gaminti taip, kad stengtųsi nepažeisti, nežaloti gamtos, neišnaudoti ten per daug tų resursų, nes mes galim padaryti, ką mes galim padaryti, bet šiaip pilnai problemos mes neišspręsime, net jeigu mes darysim viską tobulai, idealiai. Ir aš manau, kad iš tikrųjų mes galim tik tai tiesiog pastumti ir paspausti, ta prasme, verslus. Mes juos galime tiesiog nukreipti tą linkmę, tiesiog, pavyzdžiui, boikotuodami, išsakydami savo nuomonę, ta prasme, galima tik reikštis ir socialiniuose tinkluose ir visur, kad, ta prasme, kad mes parodytume, kad mes vertinam, ta prasme, tvarumą, mes vertinam verslus, kurie saugo gamtą ir kad mes juos palaikom ir galimai verslai patys kaip ir norėdami, kaip ir savo pasigerinti socialinį įvaizdį ir tiesiog kaip ir uždirbti daugiau, jie pradės kažkaip reaguoti į žmonių vertybės, pasikeitusias į žmonių norus ir galimai mes galim kažkaip juos paveikti. Taip. Ir aš manau, kad vienas veiksnys, kuris iš tikrųjų labai pakeistų visą situaciją, tai yra edukacija. Tai reikėtų kuo daugiau žmonių, kaip aš ir minėjau, ir vyresnio amžiaus, kurie gal ir net mažiau nusimano kartais apie klimato kaitą, nes jie mažiau gal domisi tais dalykais. Ir tiek ir pradinių klasių mokinius arba jau tiesiog baigiančius mokyklą, kad reikėtų kuo daugiau edukuoti ir tiesiog parodyti kaip vaizdinę medžiagą, ką iš tikrųjų klimato kaita padaro žmonėms ir kaip jinai yra svarbi ir kaip svarbu yra gamtą išsaugoti ir ateities kartoms. Ir aš manau, kad tas paskatintų imtis veiksmų ir veikti tiesiog žmonės. Ja. Dar nepamirškim, kad kalbėjom apie konspiracijos teorijas, visokias susijusias su COVID, susijusias su galbūt, kad Saulė paveikia būtent tą klimato kaitą, taip pat apie ką, kad religinius tokius požiūrius, kad ir, kaip mes, manau, mūsų nuomonė visų sutapo, kad čia šiek tiek yra žmonių atsakomybės nusiėmimas ir kad tiesiog kad taip yra lengviau gyventi, kai tu turi tokį išorinį paaiškinimą, kad čia ne tu kaltas, kad čia visi kiti žodžiu. Žinai, čia pas kiekvieną žmogų yra tas, kad visi kalti tik ne aš. Tai čia irgi tas pats galioja, kad kiekvienas žmogus susigalvoja savo tikėjimą, savo kažkokį tai pagrindą, kuriuo jis gali remtis, kad tik išvengtų tos, kaip ir kalbėjom, savo atsakomybės, kad galėtų išvengti. Ir jo, aš manau, kad edukavimas yra tikrai irgi vienas iš tų tokių kaip ir svarbesnių aspektų, kad būtina rodyti žmonėm, kad tai iš tikrųjų daro labai blogą įtaką, bet aišku, vėlgi, kai kurie žmonės kreips labiau didesnį dėmesį, nes jiems galbūt tai rūpi, kiti žmonės kreips mažiau dėmesio, nes tai yra gan brangus dalykas arba tai nėra aktualu jų kasdieninėme gyvenime, sakykime taip. Tai aš manau, kad aišku yra labai sunku edukuoti žmonės, jeigu jie to nenori girdėti, jie tos informacijos ir neprims, bet čia jau mes turime kaip ir statyti savo ateitį. Jeigu mes kalbam apie tas visas klimato kaitas, kad, sakykime, reiktų pažiūrėti truputį į ateitį, kad kaip mes atrodysim po kažkiek laiko, nes gali prasidėti ir genetiškai, ten genetikos kokie nors mutavimai dėl to viso, sakykime, užterštinumo ir taip toliau. Ir iš tikrųjų galim greičiau pajausti tas visas pasiekmes, negu kad, tarkim, tikėjomės. Taip.
Tai ačiū labai visi, kad klausėt. Tuo turbūt ir pabaigsim savo šį podcastą. Jo, čia buvo mūsų podcastas, tikiuosi išmokot kažko naujo, jeigu neišmokot, tai gal bent jau kažką prisiminėt, kažką pasikartojom visi. Ir tikiuosi, kad buvo naudinga. Ir podcastą, ką žinau, baigiam. Taip, iki. Gerai, ate, visą gerą.